Čia lašas. Lašas. Jau tas pats. Po Jūs ką, juokaujat? lašo. Eik tu. Lašas po lašo. Klausau. Labadiena. Labadiena. Iš civilinės saugos centro skambinam. Taip. Norim perspėti, kad jūsų namo stogas baigė sugriūti. Nedelsint reikia nukasti nuo stogo sniegą, tai darysime bendrom jėgom. Žinokit, aš išvykstu. Išvažiuoju į Kretingą. Kelionė teks atidėt, nes situacija ant namo stogo yra nepavydėtina. Moterim ant stogo, ne? Taip, todėl ir kraną nusamdėm, kad moterims lengviau pakilt būtų. O pačiam užlipti negalima. Ne, angų atidaryti neišeis, juk sniegas uždengęs yra. Todėl 13:30 kelsime ant stogo su kranu. Nu, žinokit, tikrai negalėsi. Tai gerai, antras kilimas suplanuotas 17 valandą, nevėluokit. O kas nors iš namų dar bus? Visi namo gyventojai. Visi namų gyventojai. Nu, pasistengsim, kad nors sugalvosim. Pasimkite termosą karštos arbatos, šiltą antklodę, Ai, jūs ten juokaujate, ne? kelias poras batų, kastuvą duosim. Tai kas tu vaduosite? Gerai, gerai. Po visų darbų, vakare įjungsime televizorių, kad greičiau naktis prabėgtų, o rytoj vėl kasim. Ai, jūs čia juokaujate. Man atrodo, kad čia tik jums jokinga, o kai stogas įgrius, maldos nebepadės. Ai, jūs čia juokaujat. Jums labai jokinga, ką? Nu, jeigu televiziją pajungsi dar, nu, nesupratau nieko. Namo gyventojai pageidavo, kad naktis neprailgtų. Nesupratau nieko. Tai koks tas namas mūsų, kokio plotų, kai jūs čia visą naktį žadat kasti? Namas nemažas, sniego dar daugiau. Į visą būtinai nukrapštyti reikia. Jeigu jau dirbam, tai dirbam. Tai naktį jūs kelsit ar pusę 2? Šiandien 13:30 ir 17 valandą. Aišku. Jūs turit nevėluot, kaip ir tarėmės, būti 17 valandą prie krano. Nieko jau nepadarysi. Gerai tada. Iki susitikimo. Viso gero. Viso gero, viso gero.